Kaip turėtų sportuoti žmogus patenkintas savo svoriu, tačiau norintis tiesiog padailinti figūrą ir sustiprinti raumenis? Pastebėjau, kad net šokant, visi, man atrodo, pripažįstat, kad, pavyzdžiui, žuvėdros šokėjų figūros yra gražios, ar ne? Jos tikrai, nemanau, na, aišku, aš nedariau tokios apklausos, bet tikrai daugelis šokėjų neina į treniruoklių sales. Vadinasi, užtenka, reiškia, to judesio, įsitempimo, įsiklausimo ir būti įstikinus, kad tau ta sportinė veikla tinka, papulti į geras trenerio rankas ir iš tikrųjų ir šokant, kada tu pakeli rankas, dirba visa pečių juosta rankos. Darant kažkokius tai, reiškia, samba, salsa, džiaivo arba čiato žingsnelius, vėlgi, reiškia, kruta, juda juosmuo, įsitempia, kyla sėdmuo, įsitraukia. Mes šokame ant pirštų galiukų, vėlgi blauzdos dirba. Tai net ir lieknai merginai ir šokti, ir daryti pilates, ar būti treniruoklių salėje, ir bėgioti tinka, nes judant nedirba vienas raumuo, dirba visi raumenys. O jeigu jūs jau konkrečiai norit kažką, konkrečią kūno vietą pajudinti, daugiau jai skirti dėmesio, ar ne, ar ten talį, ar ten sėdmenuką, ar jaučiat, kad jūsų rankos apglebia, papildomai galima dirbti. Jau tai vietai jėgos pratimus konkrečius, keičiant režimus, keičiant svorius, keičiant pratimus, inventorių. Patarė sporto trenerė Gitana Vitkauskienė.